Sveiki gyvi, vėl pirmadienis ir vėl šokame mokintis. Kadangi šiandien pirmadienis, aš turbūt neapkrausiu jūsų kažkokiais tai sunkiais reikalais, todėl padarysim lengvą pamokėlę ir šiandien dar biškį su kintamaisiais pažaisim, tiksliau pasigilinsim juos. Taigi šokam į 6 pamoką. Pirmiausia, aišku, reikia turbūt pasirašyti tą kintamąjį. Pavadinkime jį kintamasis tiesiog. Mes žinome 2 būdus kintamųjų. Ta prasme, ne 2 būdus, bet kaip galima juos pasirašyti. Vienas iš jų yra tiesiog pasirašyti kintamąjį ir iš karto jam priskirti reikšmę. Tarkim, skaičių 21, ne? Kitas būdas, kurį mes žinome, tiesiog pirmiausia pasirašyti kintamai, o po to kažkur tai galima ir pasirašyti jo reikšmę. Rašydami jo, jau sukurtam kintamui priskirti kažkokią reikšmę, nebūtina rašyti jo tipo kaip integer. Užtenka parašyti jo pavadinimą, kintamasis, ne? Ir tada jam prisiskirti tą reikšmę. Ir vienas ir kitas būdas yra teisingi, ir abudu jie veikia. Tačiau kodėl jis vadinasi kintamasis? Ne tik dėl to, kad mes žodį kintamai, tiksliau būtent pačiam kintamajui priskiriam reikšmę ir jis tampa būtent tą reikšmę, kurią mes priskiriam. Atsiprašau, aš slogą pasigavau, gali būti mano balsas kažkoks keistas bus ir kaip matėte, aš atrodau šiandien nekaip. Na, bet yra kaip yra. Grįžtame prie pamokos ir kintamasis yra būtent todėl jis taip ir vadinasi kintamojo, nes jis kinta. Tai reiškia, nebūtinai kinta dėl to, kad jam priskiriame reikšmę, o dėl to, kad į tą reikšmę gali keisti. Būtent tai aš noriu jums parodyti, kad, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad susikurite kintamai, ar ne, bet dabar jo nenaudojate. Tada vyksta kažkoks kodas. Tiesiog ilgas kodas, čia kažkoks prirašytas labai ilgas kodas, kažkas vyksta, galiausiai jums prireikia to kintamojo, tuomet jam priskirite kažką, pavyzdžiui, kintamasis tampa ten to 20 vienetukų, tada, sakykime, vėl kažkoks kodas vyksta, dar vienas kodas vyksta, galiausiai tą kodą, sakykime, vėl mes baigiame programuoti ir galiausiai ateina laikas sijautui. Sakykime, kad pasižiūrėti, ką tas kintamasis iš tikro dabar atvaizduos mums. Na ir bandome pasileisti, pasižiūrime, ką čia mums gavosi. Na ir mums gavosi būtent skaičiukas 21. Galime pasidaryti n-line. Na ir galime dar kartą pasižiūrėti, aišku, viskas bus tas pats, mūsų kintamasis bus 21. Tačiau, jeigu, tarkime, vykstant kodui, ar ne, mums, na, pasimažinkim tą kodą biškį, kad tilptų viskas, kintamai 21, norime dar kartą pakeisti. Mums nereikia grįžti į mūsų tą vietą, kur mes įsirašėm 21 ir pakeisti į 12. Mums tiesiog reikia vėlgi kažkur tai toliau pasirašyti mūsų kintamojo pavadinimą, tiksliau, ir jam priskirti kitą reikšmę. Tai reiškia, kad mūsų senoji kintamoji reikšmė persirašys į naująją. Ir realiai dabar, jeigu mes pasileisime, mes turėtume matyti nebe 21, o 12. Būtent kintamasis tuo mus ir žavi, kad jisai gali kisti daugybę kartų. Nesvarbu, kad mes esam pasirašę kintamasis 21, dabar mūsų kintamasis yra 12, todėl kad, kaip jau ir minėjau prie toj pamokoje, yra eiliškumas. Taigi mes galime kintamai keisti kiek norime kartų ir, sakykime, vėlgi, jeigu aš užsimanysiu jį pakeisti, aš galiu jį pakeisti į 69, tarkim, ne? Ir galiausiai mūsų kintamasis bus atvaizduojamas kaip 69 skaičiukas, todėl kad, na, jis atvaizduos būtent mūsų paskutinę kintamojo reikšmę, kurią mes nustatėme. Visi kiti ignoruosis, nes, na, mūsų kintamasis realiai yra nepriskirtas, ne? Po to mes jam priskiriam 21, taigi mūsų kintamasis gaunasi 21. Po to mes kintamajam priskiriam 12, tai reiškia mūsų 21 dingsta ir jis tampa 12. Ir galiausiai paskutinė reikšmė, kurią mes prisiskiriam, yra 69, todėl mūsų kintamo galutinė reikšmė yra 69 ir kai mes paprašome
atvaizduoti mūsų kintamąjį, mūsų C++ suranda mūsų kintamojo šaknį, ta prasme root, tą vietą, kur mes jį sukūrėme ir pažiūri jo paskutinę reikšmę. Tai yra, kokia esamoji reikšmė yra. Ir kadangi paskutinė reikšmė, kurią mes prisiskiriam, yra 69, taigi mūsų kintamasis yra 69 ir būtent tą mums atvaizduoja. Kaip ir sakiau, nesunki pamoka, tikiuosi ir leidžiu jums toliau nervuotis tą mūsų pirmadienį ir susitiksim dabar trečiadienį, tikiuosi būsite atsigavę po savaitės pradžios sunkios ir viskas klostysis geriau. Gero likusio pirmadienio. Iki.